Nuo to, kam rūpi gyvybės draudimas ir kas sudarinėja sutartis. Tai yra, kam rūpi šeima. Nes jūs pasimsit būtą, namą, paskolikę, nusipirksit automobilį, pirmą galbūt už savo sutaupytus pinigus, naują automobilį 10 metų senumo, po to kitą įsigysit jau visai naują iš salono ir su leasingu. Dabar vaikams studijoms sukaupti irgi norėsit, bet atsiminkit, jūsgi mokat paskolą ir kaip rodė Marius, nemažus pinigus mokat. Niekam nebeturit pinigų, o visą to ir reikia turėti, norit turėti. O dabar šeimos biudžetas. Vyras su žmona sunešė abu kolegeriai, gerai, kad būtų po lygiai, arba net žmona, kad daugiau atneštų, nes, kaip sako, vyro didžiausi 3 džiaugsmai. Tai yra baltas arklys po obelim, burlaivis su balta burė jūrai ir dirbanti žmona. Žiūrėkit, išleidžiam nemažai mes pinigų. Kelionėm dabar jau galima ir skolom pakeliauti, jokių problemų. Sumokėjom visus leasingus mokesčius, viskas, liko šiek tiek pinigų. Nesakykit, kad jų neliko, liko vis tiek. Jeigu planuojat, jeigu sistemingai tvarkot savo biudžetą, pinigų liks. Tai va, iš tų likusių pinigų reikia galvoti, trečia gyvybė ir visa kita. Tai žiūrėkit, netekus vieno pajamų šaltinio, šiandien bendravau su mūsų kolegė, šalia mūsų ofisai, jinai pasirodo net neįtariam, kaip gali gyvenimas kartais su žmogum pajuokauti. Jos vyras mirė metų bėgį nuo ligos, kuri 6 žmonės Lietuvoje tik diagnozuota. Buvo paskola ir 90% pajamų buvo vyro. Jinai dabar neturi jokio būsto, pasošius gyvena, turi 2 mergaitės, kuriams reikia nuo 12 metų irgi diagnozuoti, ar nėra paveldima ta liga. Tai jinai va dabar, kaip sužinojo, įdomiai sužinojo, nes mes šalia dirbam jau metai laiko ir jinai tik tai vakar netyčia užėjusi mūsų ofisą išsikeist pinigų, suprato, kad mes draudžiam ir gyvybės draudimą. Tai jai labai parūpo, nes jai rūpi vaikai. Gali visko būti. Sakau, vienas iš būdų nedaryti gyvybės, nedaryti 3 pakopos, apsilankykite salone, sužinosit ateitį, tada galbūt ir nereiks. Nes labai paprastas, statistika paprasta. 1 iš 25 nebuvo, tik 1 buvo apsidraudęs, o autoįvykių, žinokit, ir visokių nelaimių baisių yra daug. Tokiems sportininkams ir šiaip žmonėm labai rimta trauma gali pakirsti taip, kad jūs neatsigausit finansiškai. Nei kreditų, nei namų neturėsit, nei leasingų, nebeliks nieko, absoliučiai. Apie tai gal žmonės negalvoja, nes pasiteisinimas 2 būna paprasčiausiai. 1 pinigų neturiu, 2 nedagyvensiu iki pensijos. Tai man neatsitiks. Man neatsitiks. Jeigu nedagyvensiu iki pensijos, aš sakau, tai kam tu tempi gumą? Yra variantų, galima išspręsti. Kas liečia ligas visas, tai žinokit, 100 000 susirgus kritinė liga. Vėlgi praktiškas pavyzdys čia Kaune, mes esam apdraudę žmogų, kuriam išmokėjo kritinių ligų draudimą 80 000 ir jisai, sakykime, gal pasigydė, bet neteisingai toliau pasielgė su savo sunykusiom metastazėm, nes vėžys buvo pas jį. Jam buvo 2 mėnesiai skirta gyventi, po 6 mėnesių mūsų konsultantas dar buvo su juo susitikęs. Jis išvažiavo į Vokietiją, nusipirko kelialapį į Dominiką, nuvažiavo ten, imuninė sistema silpna, apsirgo, užsikrėtė kažkokiu virusu, ten kokoninis ar koks, ir žmogus mirė, mirdamas sakė, kad jisai miršta ne nuo vėžio. Reikia labai daug pinigų. Tai gali sužlugdyti absoliučiai netgi jūsų vaikų ateitį į priekį, galvoja. O gera statistika, per kovo 8 iki 9 vadinasi 46 žmonės žuvo Lietuvoje. Taip, kad negalvokit, kad jūs visi Dankanai Maklaudai, nemirtingi. Tas dalykas labai gerai važinėjant automagistralę. Ten išvažiuoja lenta, yra. Dabar gerai, kad žuvusių 0, sužeistų yra. Tai va, ir kalbėsiu aš apie visas draudimo kompanijas. Neįsigaskit, nekalbėsiu ne apie vieną, aš tik tai logotipus sudėjau. Čia Rolando prašymų pakoregavau logotipus. Šiek tiek. Tai va, 10 kompanijų, kurios vykdo 2 tipų draudimus. Investiciniai, kaupiamieji draudimai. Tai kokie jie geri, negeri, jums spręsti. Bet gyvybės draudimo funkcijos yra
Labai geras šitas pirmas punktas. Reguliarus taupimas, aš nesakyčiau prievartinis. Drausmė yra kažkokia, atsidėti. Finansinė parama nelaimės atveju, išėjus į pensiją, galėsit anuitetą nusipirkti, dar kažkaip tai iš to būto išėję galėsit kažkur iki Akropolio nueiti. Ir ten dabar kultūrinis toksai vienetas Lietuvoje, kur sakau, trūksta tik tai žezlongų ir galėtų žmogus gyventi dar ir naktį, jeigu leistis, tai visai gerai. Tai gali, išspręsti. Rimtai? Ai, super. Čia pas jūs Kaune, ne? Nu, pas mus Klaipėdoje nėra. Pinigai, vaikų mokslai, finansinė ir visi kiti dalykai. Kaip sako, išėjus į pensiją, pensininkų, nu kiek man ten reiks? O jeigu jūs turite 2 vaikus, o tie 2 vaikai turi dar po 2 anūkus, tai jums reiks pinigų labai daug. Dabar rūšis yra